Sveiki, gerbėjami kolegos, sveiki atvykę į... Nes šis karštas bičias. Šiandieną turėsime 6 epizodą. Aš kaip visada savo ruoštų pradžiai paprašau visų paspausti like, paspausti subscribe ir parašyti komentarą. Ypatingai jeigu patiks šiandienos epizodas, o šiandienos epizodas bus su staigmena, apie kurią netrukus papasakosiu. Bet prieš tai noriu priminti, kaip visada, kad tie, kas nori pamatyti pilnus epizodus, ar kitus epizodus, ar ką tik nori tą pažiūrėti, tai reikėtų padaryti GO3 televizijoje. Ir ačiū Jums labai, kad mums davė galimybę žiūrėti šitą nuostabų realybės šou. Šiandien intro bus pakankamai trumpas, bet pats video, manau, bus ne visai trumpas, nes dabar atėjo metas staigmenai. Padarysiu dabar kažkokį ultra super transition. Nes dar to žmogaus nėra čia, bet padarysiu ir paskui montuosiu jau, kad kai yra, nu žodžiu. Gerai, 1, 2, 3 super transitionas. Rat kažkoks aukštas pulpas kelsi aš tokį. Man taburėse gerą davai tokį. Kažta kūro iš virtuvės pagert. Ble, seniai, ant šitos kėdės jaučiu sėdėjo 3 žmonės vienu. Va taip, tik 3. Su akordionu. Nu tai ką, ponės ir ponai, šiandienos mūsų svečias gerbiamasis Mantas Katleris. Galėtume realybės šou daktaras, profesorius. Tu man rašai, kad tu baigęs tą bakalaurą šito... Parašęs bakalaurą. Pramogų industrijos. Trash TV. Seniai, Aš Trash TV fanas nuo OG, nuo pirmo, prasme, realybės šou. Prasme, šitą vieną į tobulą mačą yra surinkti, atrodo, vis 30 metų realybės šou geriausi epizodai. Geriausi, pavojingiausias atakas surinktas. Ne, uždarai į fucking sodybą kaimą, duodi gert ir pasakai, kad mokamas turinys. Ir čia yra perfect. Nes tai gėdėja, kur man siūlė Bibi čiult ir sakė, kad... Sakė, kad tu jai Bibi čiult. Jo, kad aš jai čiulsi Bibi. Šiaip faktas įdomus, nežinau, kad ne Bibi turi, bet šiaip kaip ir... Bet šiaip geras, dis. Labai geras. Tik tai, kad jinai parašė, kad sako, ble, tai aš buvau, filmavaus, jau ėjo praėjo, taigi aš nesu viešas asmuo. Jinai galvoja, kad nėra... Nu, realybės šou, matai, toks dalykas. Nežinau, ar tu ten dėl prizo atėjai. Dėl kelionės į Italiją. Ai, toks prizas yra, ne? Skrydis 2 per Valentinkę. Nes aš galvoju pagerti su šalčiutį ir prizas. Čia net ir dėl to. Žinai, kur nusiperki bilietą ir sėdi, ble. Ne. Laimi, tada laukiu, kol nieko prie kasos nebus, nueini muzikytą, sugrioja, pasiemi 12 eurų ir šiai. Ir šiaip, nu, realybės šou. Ir be manęs, žinai, nu, tikrai jau tą šou, manau, pačiame GO3 žmonės pažiūrėjo, dahuja, nu jau nereikia čia apžvalgų. Tu neįsivaizduoji, kiek man rašė žmonių, kad mes per podcastą aptarinėtumėm. Dar iki tavo visų šitų išėjimų. Davai, ble, kaip jūs nešneka apie tobulą mačą, kaip jūs nešnekat. O aš irgi iš tų žmonių, kur tipo... Aš esu realybės šou fanas, bet man realybės šou yra kaip su porno. Aš brėžiu brūkšnį, kur babkis reikia mokėti. Nes tada jau tai tampa priklausomybė. Jeigu aš dabar mokėsiu kiekvieną mėnesį pinigus, kad galėčiau pažiūrėti, kai žmonės geria, tai sakys, jau čia yra problema. Tai pas mane ir porno realybės šou turi būti nemokamai. Ir dabar, kai atsirado šitas, galim žinai vėl, galim pasidomėti, kas čia per žmonės. Kas tavo favoritas? Tas, aš iškart pasakys vardu, ne visų atsimenu, tas mano amžiaus, kuri vyriausias. Ernis tas bedantų? Nu, pražilis, biškai. Bet tai, ble, kiek Erni, gal 3-4, žinok? 3-4? Gal kažtame tarpe kažkas jo, žinok. Nu, tai mano metais. Nėra daug jisai jo, nes... Bet jis kiek šimties sen barsto. Sen barsto jis kaip būtų 70. Kur tu durinės, blėt? Tu durinės, jūs abu durinės. Paskui pats kurvatai. Po minutės jau kur. Sėdi su 20 metę prie stalo. Myliu tavi. Blėt, žinok, aš dėl tavęs vienosios šitam realybės šou. Blėt, tas jų laižiakas. Tas bird feeder. Seniai, va tokį žmogų sutinki ir nebepaleidi. Jeigu jis su tavim daro bird feedinimą, nebepaleidi. Ahujėn, blėt, maladėt. Tiek tų šnekų, paskui Mantelis dar pabaigoje norės pasakyti žodį irgi apie savo naują projektą, tai papasakos dar trumpai, o... Tai gali dabar pasakyti, paskutinė vakarienė, nueikit pažiūrėkit, išėjo pirmas epizodas su Bartuševičium ir gali paspoilinti, su kuo bus kiti 2 epizodai, jau turi listą, su Sylvester Belt.
Kaip tik prieš Euroviziją paleisim biškį užsihypint, žinai, pamatysit, ką žmogus valgo, kokią gali išduoti. Šiaip tai jau nieko neskūdas, kaip dviratis. Ir algis greitai dar bus svečių. Ir tada jau laikas merginom bus, pakviesi merginom. Tai va. Taip. Tai žiūrėkit, čia būtų smagu, jeigu paliktumėt laiką arba komentarą. Smagu, ne, komentarai ir laiką. Eiktų labai gerai. Nu tai šiaip, tai mums atlygis šioks toks, žinai, gaunas papildomai dar. Be finansinio. Be finansinio, jo, dar be tų 10 000. Gerai. Tu girdytas, GAU3 mokesčių. Okay, kai baigėsi dabar paskutinė serija, primink. Dabar pats montuodamas pamačiau ir tikriausiai norėsi parašyti, kad kartais nefokuse būnam, tai jo šitas dalykas yra ir labai atsiprašau žmonių, kuriuos tai triggerins, bet tiesiog per savo durną galvą ir per įprotį tiesiog filmuoti save, neperjungiau fokusavimo režimo, tai kartais man tas būna fokuse, kartais aš būnu fokuse. Tikiuosi, kad šitas dalykas labai jūsų nerzins, vis tiek yra pagrindas komentarai, matysit ir mane, matysit ir mantą, bet iš karto jau pasakau, kad sorry, hibrytė, tiesiog direktorius neapsižiūrėjo, būčiau nesakęs, blemba, gal nieks ir nebūtų pastebėjęs iš tikrųjų. Nu, bet aš nuoširdus prieš jūs, tai pasisakau pats, kad nereikėtų paskui jums ant galvot, kas čia vyksta. Praėjusioje laidoje. Netikėtas Egidijos... Jūs nukis patenkins. Ir čia grinai, kai koko prieinu prie kokio šunus, kur iš pradžių dar nežino. Tada. Daro. Davai, vyksma. Bet blėtina jau čia. Bet, o kaip to faktas, kad tai 2-9? Šiaip. Šitą buvau užfiksavęs. Sena siela. Žaistė jau nesnai. Toks faktas. Monika. Manai tiesiog pamatė, kad Man patinka, kaip jos atrodo po kamerom ir per intervą jos eina kaip į pačią mamą. Jo. Pačią mamą penktadienį 8 vakarą staliuką gavo. Taigi būksta, Maik, žinai, tipo, ar tu galvoji, mes nematom, kas vyksta. Arba gal čia labai dahoje po filmuoja. Irgi, žinai, gali būti variantas. Aš irgi apie tai galvoju, nes, Ne, aš manau, kad čia yra interviu ir kambariukas kažkur. Jo, nes 2 mėnesiai paralybė šau. Nebeatsimintum, kas ten vyko, žinai. Bet kad filmuoja kartą ten per kelias dienas, tai tikrai, nes visada su tais pačiais rūbai. Jau 5 laidas to pačiu rūba, ne? Jo, panašiai. Radas plauna. Dažus. Plauna dažus jėgai. Aš galvoju, kad čia yra nenormalu. Matai, Gerardas yra tas, kuris užsako maisto. Ir kai suvalgo dar dėžę išplauna. Dar vienkartinė. Nes dar neduodė, plečiai, lažyt lėkštę. Sen iš lėkštės nevalgo niekad. Jis iš dėžės. Jis nueina į restoraną, pasiema dėžę ir išsineša tą dėžę. To trikampis. Koks esi Zartus? Dalyvių gyvenimas sudrebinusi Šaukės, kad susipizdinis nesibaigianti kova. Dar nieks nesipizdina. Ką tu šneki, blėt, iš savo burnos šūdai drimbo. Jan Sofkės. Aš nors atidarytų langų pamėgau. Monikai, kad nuramintų mintis, prireikė pasakos. Gyveno kartą Monika. Žinai ką, Monika MVP, ne? Ir šitą tai labai gyrė, aš irgi noriu pagirti. Jinai moka pasakyti, kodėl kas kaip buvo, kas kaip yra ir kas kaip bus. Jo, jinai nuskaita. Sakys, žmonių santykių ekspertė. Šalčiutė ir sąžinės balsas ir visus moralizuoja, ble. Jeigu jie visi būtų, tu antrasiai sąžinės balsas, žinai, Šalčiutė juos moralizuoja, dabar tu iš šaus dar. Tai jeigu visi būtų cool ir vietoj Šalčiutės būtų dar vienas Gerardas arba ten Austėja Evelina, vėl kitai būtų. Tada dar būtų daugiau durų atsirišti, nes jau čia vis tiek, ble, Šalčiutė, džedžins po to. Kas duris pradarė sen, kai dušį dėžę valgė? Šalčiutė pradarė. Tai vadis stabdavo visą šau. Kak blokinai. Kad jinai geriau pasirodytų, kitus blogiau parodo. Kažką su gyvūniukais. Apie tą katiną papasak, ką jis... Apie katiną, ble. Gyvenimo istoriją. Gerai, tą katiną. Tas katinas yra šiaip katinas. Aš pripratusi prieš miegą pasileisti kažkokius filmukus. Žiūrėk, gali būti, kad jinai yra vampyras, nes prieš 15 metų taip pat atrodė, blėt, kaip dabar atrodo. Negali būti, kad jin keičia savo lokaciją šalį kas 20 metų, nes jin iš niekur atėjo ir, manau, dings niekur. Bet realiai rimtai, kaip ir buvo toks vaikas. Visiškai.
Ta prasme, čia pagirimas. Nei kada nors gyvenime buvo sustambėjęs, blėt. Nei ten, taip realiai, kokia yra tokia visada. Papai, pasie kaip ir pasienos vyrus, ausis auga ir nosis. Pasie papai auga ir daugiau niekas, blėt. Jinai pati nesikeičia. Tai mes niekur neskubam. Prašau, pagaliau turit Šalčiūtės subinį. Žmygos šitą vaizdas, bičiukas. O ryte visai kita energija. Ir žvalumas, ir kūrybiškos idėjos tiesiog veržiasi per kraštus. Čia tipo jie sportuoja? Ką čia darysit? Blet, nieko tokio, kai atsikeli ryte sodė, vis pachmus ir šlapia visur. Jo, drėgina, eiktų. Blet, šlapias lentutės, šlapis pigliai. Kaip šitą vaibą žinau. Dar jeigu, blet, šalčiau irgi viduj, kur va drėgna kaldra. Dar žinai, kad šiandien nevažiuoji. Dar reiks iki rytojus ryto būt, nes nieks transporto neturi, nieks vairuoti negali. Visi girti. Kopustėnės atveš 13 kibinų. Toks. Ką iš tų konkurenčius? Sriuba virsinį? Prisirink. Pirties imitacijos duris visi ant fotelio miega. Važiek. Tau kava? O šitą į subinę susikišką, mums tvirkdai visą laiką. Surink, bet čia dydžiai yra. Eik tu nahui. Mesas labai buvo man... Čia kai šuo kaulą turi. Kur visą laiką, ble, draugelis visų kurva patarimus dalėl. Surado mergą. Eik, nahuš, eik, vis piskič. Aš kai iš koko keičiam, parsinešk kažkokį vištos, koko keičiam, žiūrėk, aš tu duosi skanuką. Eik, ble. Pabandyk. Bet net ir važiuokit tą snukį persisimėkit. Dar iki konkurenčių bairę jis jau nepatenkint. Jam atnešė arbatą, eikš. Dinkš. Pastarasis dienas, todėl, kad pastoviai man trūk. Skundžias dabar. Ir sumaščiau, surink kankorėžio ir galėtų jis... Nu, va, mažiai. Jo. Tai, blėt, čia... Ne per vieną filmuotas. Ne per vieną, ne. Gerai. Man prodiuseriniai sprendimai įdomu, svarba, ne? Kiek feiko yra tame? Tiesiog įsirinkt iš jų ir savo čia kitaip, susikišti tam tikrą vietą. Nu, gerai, pokštas pavyks. Kiek su Monika kalbėjom, tai taip jinai jam sakė, kad mes nebendrausim po šou. Nebendrausim po šou? Jisai sako, nenoriu prisirišti, nes jau skudės man ir panašiai, žinai. Per Monikas mažiausiai reikėtų prisirišti. Vis pirma, Monikai garantuotai sumokėjo pinigus, kad jinai čia dalyvauja, tikrai nepildė anketas. Monika. Jau jai tai tikrai ne. Čia yra plentas padėtas, tipo kaip ir Dovilė ta, kuri irgi tie. Tai jos tikslas nebuvo čia mečo susirasti. Ne. O visi kiti yra fair game, man atrodo, visi kiti žmonės. Nors aš kažkokią šį postą mačiau ten pas Moniką, kad buvo įsidėjęs į lyg su Arnu tą fotkę, kad tipo, ten nelaimėjom, bet mes vis tiek esam ten kažką mačas, kažką ten. Tai žinai, aš nežinau, ar ten 15 metų ir mačas ten su visais eilės. Nesupras, kiek realybė, kiek ne. Aš manau, kad jinai viską, ką sako, dėl santykių reikia atvirkščiai galvoti, nes jinai toks žmogus ne dėl to, kad melagė, dėl to, kad nenori viešinti savo dalykų. Žinai, tai jeigu jums kažką papostina, kad aš va čia šitą darau, tai reiškia ir kitaip. Nes kortas va taip laiko, prie krūtinės. Arti. Realu. Tikrai nes labai daug ko bendro turi ir labai daug aukojas. Bet Monika sakė, nenoriu apsikabinimų, aš neprisileidžiu ir panašiai, bet kažkoks tas dalykas yra, kur nebiškai išėjo iš komforto. Už tą tavo austėją prisileidžia seniai visus. Šalčiūtė atėjo šitam projektui renginy neįvedaris ir Šalčiūtė techniškai labai, žinai, jos neparguldys seniai, neprajungs. Šitie su malūnais hujerint, jie įbėga musikuodami, arba aš išjungs, arba aš kažką mergą parguldys, arba man pataikai, kur kurią pirmą išjungs, tai bus man. Bet šitą man zaibis, duodu turinę, man patinka. Aš tada pagalvoju, ką šiaip nu negali būti, kad visų šitų mergų tėvai gyvi yra. Nu tu vis tiek prieš kažką darydam, tu pagalvotum. Jo, tai kai kurios panos taip elgės, kur tipo arba jau nebebendrauja, nu su tėvu tai 100% ne vien nebendrauja.
Šitoks daddy issues. Jo, nu tai aš žinau, kad jo, šitas reikalas yra, kur, bet... Nu, blebė, tai vis tiek, ten brolis, sesė, gal turit kažką, tai... Nu, Ernestas, pavyzdžiui, turi dukrą. Tai matas, nes labiausiai maladės, labiausiai pamokė. Matas, kad toks tėvas ir yra, nu, tie pamokslai ne šiaip savo, ne iš piršto laužti. Nežinau, jau pripratau. Tai žinai, vaikai irgi mokykloje. Nes tai pas mane stovi ir pakeitė mane iš tikrųjų šitas realybės šou. Pakeitė? Pakeitė yra, tai bus. Galbūt tokia atviresnė esu. Nes prieš tai buvo užspaustas, žiauriai. Senčia, kai būna, kaip pirmam kursi nargas išvažiuoja, žinai, kur 9,3 viduriks šuliai, tada išvažiuoja ir turi perstat po pirmų metų, nes užbrūkšnės. Aš negaliu patikėti, kur nusenti. Bet, nu, Zaibys kiekvieną savo gyvenimą atskirai susidėlioja. Aš gal biškai protingesnė išėjau iš šito. Mažiau patiklesnė gal išėjau. Pakeitė atviresnė tokia su biški. Nu, matėm visi ir pizda, matėm viską. Tai... Ir pažiūrėk tą krypą, bet. Kur tada kur irgi prie durų stovėjo klausės, net ką jie veikia. Tas prie durų, kur, taip. Žiūrėk, tu jau išvaizdos esi daug vyresnis už kitus. Tu turi labai daug įdėti pastangų, kad nebūtum krypus. Žinai, o tu darai dar viską, kad šitas pats kaip naičių repo tūsą, kur vien 20-mečių įsirinkė, aš 3-7 metų, kas nors laižas ir aš... Per nugarą. Sen, tiesiog darai, kuo mažiau išsiskirk, blėt, iš milijonų. Atviresnė jausmams. Atviresnė jausmams. Galvoju, būtą pirkti. Labiau norėčiau būtą pirkti, negu prieš tai, kad norėjau. Gerą bičą gavo, jisai dar taip neduoda, žinai, išlystė labai iš kraštų. Ble, bet žiūrėk, dabar žiūrėk. Dabar su tais pačiais drabužiais Krunterą apiso, tai dabar kokią teoriją, tai kad visgi ten filmuoja reiškia tada. Aš sakyčiau taip. Kambariukas bus su kokiu, gal ten green screenas iš viso. Yra, žinai, žiūrėk, yra 3 dūkiniai pastatai yra. Yra. Vieną pastatą padarė tiesiog kaip interviu. Nes negalėtų paskui vežtis vėl užfilmuot, blėt, su tais drabužiais. Ne, nu iš tikrųjų dabar aš to sakau. Tau bus daugiausiai, taip pat. O tu galvoji, man įdomu? Tai neįdomu. Tu net ne Lietuvoje gyveni, bet taip šiaip. Čia radas. Jam alkoholis veikia kaip ant kompo alkoholį užpil. Kol nusiperki naują šneką, jisai, blėt, politikuoja, politikas per intervus sėdi visų, ne, tai nieko. Žinai, ir tada į alkoholį va palieji. Tai kur va, išstoja viskas. A dažnai, kad jisai politiko karjeros siekia? Šiauliuose. Aš girdėjau. Iki tol, kol jaučiu paną už čia pagrebę, siekia. Ir dėžę, kol išlaižė. Tai... Šiaip rinkčiau žmogų, švarus būtų. Tiesiog visuomenė taip labiau galvoja, kad jeigu bičias kažką padaro, tai jis jau toks kaip kažką laimėjęs, o mergina tada jau... negražiai pasakyčiau, bet iš raidės tiesiog palaiko. Gerardai, gražink, blėt, jėga moterim, power moterim. Nu, aš priklausau. Šiaip, manau, Gerardas mūsų podcastą žiūri, nes mes džempanės turėjom prieš metus gal, mano dėžė valgoma. Mes dėžę Gerardas spėjo iš mūsų paėmė. Gerą terminą. Manai, kad kaip Monika nuėjo į dušą ir atidarė duris. Klausė, tu patys. Sakau, dažus ploja, labai. Ploja dažus, nu viskas, dažus ploja. Kodėl man neteko niekad pagerti su tokiam mergom? Žinai, mano laiko. Kai galėjai. Dabar dalyvių laukia lemiamas pasirinkimas. Bet tu pasižiūrėk, blėt, visi, kad pasibičinė. Nu, Hujen marškinukai pas Monikos Bachūrą. Jo. Aš tokis dėčiaus. Ir tas furistas. Aš geriau dėčiau tos marškinukus, negu tą padėšti. Nuo dabar visiems prasidės tikroji kova dėl tobulo mažo nugalėtojo titulo. Projektą laimės tik viena pora, kuri įrodys, kad jų santykiai yra patys tvirčiausi. O pakovoti dėl pagrindinio prizo tikrai verta, nes laimėtojų per Valentino dieną laukia skrydis į Egiptą, kuriame savaitės poilsis 300 eurų, blėt, prizas.
Jo, tai sakau, jie, ką nors, kad jie draskos, kurva, jie plėšos čia dėl, dažnai dėl... Da jau čia turės turinį daryti, mėgis, dar turės ten rodyti viską, ką valgo. Sakau, man šį zaman tai buvo keista, kad aš prašau, kad dėl ten 10 liper, blėt, džemperis. Laksti. Atėjo laikas paskutiniam pasirinkimui. Šį kartą porų keisti dalyviai negali, bet turi apsispręsti, ar jų pora išties tvirta ir verta eiti iki finalo. Šitie gal laimės. Pradedame nuo Monikos ir Arno. Kai tik įžengiau į šią nuostabią vilą, pirmas žvilgsnis buvo į Moniką. O, blėt. O, blėt. Šalčiūtė? Emocijos ant... Nu, nektojasi, blėt. Štaip istorija pasakos. Nu, nektojasi, blėt. Nu, geras. Čia dalyvausi ar čia patėjai, aš nesuprantu. Ar filmuojas? Kur man pasižiūrėkti į tuos, na? Blet, kažkieno tėvai, kur atvaro iš sodybos, tai jis paimti ir laukia jau, žinai, nes prisidirbai, kur. 2-9 metų. Nu, aš negaliu patikėti vis dar, na. Ir vasariškai apsirengus. Blet, šitie labai mažai dalyvauja po kairę, ne? Jo. Labai daug laiko ir buvau per... Eimučiai kaip liūdna pažiūrė, kurva. Būna taip, tai vadinasi, man patinka ir aš jį matau... Ble, bet jie... Gerai, jie pasilaižė nors kartą, pavyzdžiui. Nu tai... Šalčiūtė sen. Tai dabar va čia to jau ir klausi iš kart, kad tipo... Galbūt po projekto net nesusitiksite, galbūt tu nežinai net ką jis apskritai apie tave galvoja, kad galbūt tu dar visai neseniai išsiskyrei ir tu nenori veltis naujus santykius. Bet jau laiko praėjo, keli mėnesiai praėjo ir, taip, galbūt laikas. Taip mels atrodo. Bet aš kur nesprantu. Tai ne, jo. Koks klausimas buvo? Bet aš nesprantu, jinai, blėt, kur be nueina, kiek jos paklausė, jinai ką tik išsiskyrė. Atkreipai dėmesį. Ir niekad nežino, su kuo. Jo, ir nieks nematė. Nieks nematė. Čia už tai, ta prasme, jos pasirinkimus, žinai, bet... Nahui tau eiti to, eik tiltą statyk, žinai, taip, realybės šou. O tu ateini, realiai užsidarius, vien tik dalyvauti žaidime ir supis kitam bičiui. Aš biškite energetinė, emocinė vampyrė, žinai, kur gali būti. Jie bičias įsikliopina ir tipo, gerof ant to. Jo, nesakau, blėt, kur nueina, ten išsiskyrusiu, ką tik kur. Aš čia. Ir nenori, nepasiruošti. Pasiryžęs kovoti. Jūsų sprendimas? Taip, mes kovojame, mes kartu. Jos buvo toks mąstymas, gerai, šits atrodo mažiausiai lis prie manęs. Jisai tikrai, toks bičias, kuris 2 mėnesius lauks, kol aš šitam realybės šou galėsiu sakyti, kad taip, aš nieko nenoriu, aš nenoriu prie kamerų ir jisai supras, nes visi kiti būtų nesupras. Visi būtų jį pamatė, gerai, geras, bet bičiukas, taip, jis neliks prie manęs. Aš galėsiu ten vieną kartą jaus pabučiuosi ir savaitę atsipirti. Jinai tiesiog, aš manau, kad Monika šiaip, jinai yra bitches. Jo, jinai jaučia, kad tipo, jo lengva, jisai geras tiesiog, jinai, manau, moka tikrai, šiaip turi vis tiek tą gyslelę. Nesiūlis fingerint prie kamerą. Ne. Tai jam pasakys vieną kartą, aš žinau, nes aš toks būdavau, soda pagerimas, žinai, tipo, kol, jeigu atvaro pana, nėra jai patinkančio bičio, jinai leidžia mane prie savęs, kad aš realiai atmuščiau kitus, žinai, ir tada išvaro 11. Ir aš sėdžiu, blėt, 6 lausi pisiu. Gal dar kažką čia užmaišyti. Vis per vėl. Tai va, aš šitas buvau visą laiką, blėt. Kaip ir nėra zaibys, bet... Bet tu išmoks gyvenimą. Jeigu bus nelabai vėlų, jis 3 kilai nuo manęs gyvena. Žinai, in savi, tikinėjai, atrodo, gerai, plius kaip čia savo parduoti, nuo manęs gyvena, normalus, nelenda taip įkyriai, jo. Bet aš nesiniai man neįdomus. Nari yra 100 metrų nuo jo namų, jo džymas yra gal pusę kilo nuo mano namų. Tai žodžiu, čia taip, šiaip smagu ir daug labai bendrų temų. Puiku. O kaip su Eimanto ir Dovilės pora?
Tai aš manau, kad mums trūko. Šitai iš vis labiausiai fake, blėt. Jinai atrodo, kem 6 dantis turi karalius. Aš noriu pažiūrėti į tą snukį, jos palavį. Ir Dovilės pora. Aš turiu pažiūrėti ją. Jo, kažkaip per daug dantų turi, žinai, kur yra Katino tas mėmas, kur prasižiūrė 6-8 dantis. Eik tada, nu blėt. Žiūrėk, Dovilė, jeigu žiūri, tau netink štiekiniai prie veido, blėt. Nu labai netink, na. Nežinau, tu esi kažką minėjęs apie šitos. Ne. Tau tiktų, kur per pusę veido. Svarščiku. Ne, jie, nežinau, nebent čia Šiaurės Korėjos grožio standartas, ten yra labai, tipo, moonface'ai yra. Tai jeigu tu link to eini, tada jo, štiekiniai išryškina, bet dabar jie net sutampa su antakių linijom. Per daug. Tu ją realybė matėsi, esi šiaip viską. Asmeniškai, aš tai esu kažkada matęs. Atsimenu, blėt. Tai bet papai geri, blėt. Sakė, palauk, jinai susidėjo 16 metų papus ir sakė, gailėjosi, 18 norėjo išsimt, bet neišsėmė, žodžiu, pasilikti. Tai man. Čia dar vienas žmogus, kurio nei vienu žodžiu, ne? Ta prasme, mažiausiai, kurio reiktų tikėti. Jo, tai tiek. Mums trūko laiko dar. Balerinai. Blėt, seniai, jums šokėja yra ir dainuotoja. Tai viskas. Trečio amato reikia. Tai jinai daugiau žinok turi. O tu girdėjai, kaip dainuoja jinai šiaip? Aš girdėjau, šiaip neblogai šiaip dainuoja, man atrodo, kažkokiam realybės. Nu, tipo, jo, bet kad jinai ten... Nėra, kad blogai dainuoti, bet nėra, kad jinai iš to... Jinai dainavo, irgi pasimatymą šau, vienam dainavo iškrito papas tiesiog ir telekį. Iškirtas papas. Kaip ir būna, ble, Jessica Šai, geriausiam dainininkiam tai būna. Visada. Tu turi rizikuoti, sen, tu turi imti riziką. Jo, ant tokio... Saugus variantą negali daryti. Ant peilio ašmens turi važiuoti visą karjerą. Aš tai atvirai sakiau, kad įėjus į namą, tai aš nelabai savo mačiau poros. Tiesiog, kad mes būtume... Aš įėjus namą, aš nelabai saugojaus. Aš galvoju, varysim rovis. Aš suvaizduoju, kad jūs visi patikrinti esat. Ir aš kažkaip supratau, nereikia saugoti. Ne, visi nieko nedarė. Ne. Tai irgi. Aš galvoju, kadangi mes tikriausiai kaip pirmieji pralaužėm ledus, aišku, pralaužėm ledus bučinio įstrinku. Tai tikrai man Meda, kai prie pakalbino, tikrai likau sužavėtas aš ją. Jinai protinga, jinai žmogus tikrai, su kuriuo man patinka būti, leisti laiką, o tokių žmonių, aš tikrai pasakysiu atvirai, nėra daug. Tai Meda yra toks žmogus, tikrai noriu likti poroje ir aš tikiuosi, kad Medutė to nori. Aš net nebejoju, kad po projekto mes būsim. Let seni, aš pavyzdžiui, kur nors per galvok, ar per kur tik telikas rodo, aš kokią nesąmonę pasakau, gal, blėt, žies mano giminės, žinai. Nu, toks tipo, susitiksim per Velykas, kažką sakys, kaip jiem, pavyzdžiui, kaip jie ne tiek į priekį nepagalvoja. Gal tikrai, kaip tu sakai, gal didžioji dalis tiesiog, iš vaikų namų. Tai motinas turi vis tiek turėti, manau, bet tai... Nu kurva, tai broliai, šiandien, sakau, man tai čia irgi vistika kaip nepagal... Tai vien pirmiausiai tokio kominio kreivus nukių būt per telikį senį. Aš net galvoju, kad ten porą kartų paprašys iškirpti, nes galvoju, ne taip supras bairį. Šitą neturi kontrolės. Gal žinai, kas yra? Jokios kontrolės neturi. Gal kai mes, kai darai to, žinai, laidas visą kitą, tai tu pats filtrą savo kažkokį turi, o jiem tai pajebatė, iš visgi, jie tiesiog galvoja. Turim atsiminti, kad jiem 20 keli metai. Aš 20 keli metų buvau irgi, būtų man davę dėžę valgyti prie kameros, būtų suvalgys, ble. Sulanksti būčiau dar su rušėvis, bet į žalę dėžę mes dar iškledė. Nors būsim kartu, bet... Bet šitas, jisai pakankamai... Iš bernų, sakyčiau, jisai ir tas rokas, su ta plaukuosna, jie tokia labiausiai padorus. Biški toliau nei aš, tai laikas parodys. Jo, jis taip streameris. Ar nėra baimų, kad po projekto, kai jau išeisite iš šios sodybos, kad gali nutikti tokių netyčia pasiūlymų kažkur iš eilės pasilaižyti su kažkokiais kitais vaikinais, tarkime? Ne, manau, čia buvo tiesiog toksai išbandymas. Įvykis, ar jo tai buvo kažkoks, nežinau, išbandymas, kuris buvo mestas ir vis tiek žiūrėsiu, tai kaip... Dėl ko jie čia buvo supykim, pasilaižę su kažkuriuo, ne? Karočiai, jinai piso, girta jam išbandė
bandymą. Taip, priėjo, paklausė, dabar tas paskas prieiti prie tai staisi, paklausė, gali pasilaižyti, Deivis sakytų, da, laižyti. Ir tai papiso, nepasilažė. Pasilažė, ir tada, karočiai, apkaltino jį, kad jis kaltas, kad jai leido. Seniai, klasikinė šitą klišę, visiškai. Kur va šneki, blėdėks, daiktas. Jo, tai va čia, grinai va šitas yra, tai dabar jinai vis dar galvoja, kad čia buvo išbandymus ir kad jis daibys. Seniai, jeigu būtų, jiem leistų iš tos chatos išeiti, būtų girtai išvažiavus. Tikrai, ble. Ir visi prisibeidė, kad va taip baliai vyksta. Mes liekam ir kovojam. Manau, nei man, nei matui dviejonių jokių nekilo. Tai tikrai nekilo. Nebando šypsanas išspausti. Aš eimučią šypsantis net nemačiau, žinok, šitam projektą, kur... Pamoką duota mum ne pačią maloniausią gal, bet... Atėjo Ernesto ir Egidijos eilė. Mūsų favoritai. 100% Olin. Galiu dabar į Panevėžį kraustis. Ta prasme... Bet, žinok, irgi žmogus yra žmogus fantomas. Tas kurva gyvena visam mieste. Kiekvienam mieste Lietuvoje. Kaune dabar šiaip, Panevėžį, Norvegijai buvo. Stokholme chatą turi. Ir kiekvienam mieste, žinok, nevaris, kiekvienam mieste mažėja dantų burnai. Dabar neturi dviejų priekinių. Jam toks buvo nuopolis ir dabar vėl pakilim. Dabar kur... Aš kaip prisakiau, aš vertinu vidų, žmogiškumą, stiprumą. Kaip tau bučinys vakar VIP kambaryje? Aš galvoju, visi pamatys per GU3. Ne, bet jam zaibys, jam antrą jaunystę. Jam taip išda. Galima taip pavadinti. Kodėl apsiverkęs, kurva? Kažkaip galvojau... Ai, žiūrėk, kiek gydai jam sakė. Visi pamatys per GU3. Kad tipo, jai... Bet patiko bučinys, aistringas, tau sakė, jausmai sukilo, ar ne? Egidija per interviu sakė, kad jai labai nepatiko tas bučinys ir kad tu jam apskritai nepatinki. Čia jos požiūris. Jau jos reikalus, man tai pohui, man patinka. Ir taip sėdi, man tai pohui. Man nekanalinu, kas jai patiko, nepatiko. Gutis, Maikė. Dar dabar giliai širdį, kad galim, bet suveikė mane kažkaip jausmai, nežinau. Man atrodo, neseniai tai betrau 2 savaitės šitam projektui. Ir nemegojus 2 savaitės. Visos gėrė tas 2 savaitės ir... Bet šiaip graži, mergaitė. Vien. Aš ją pirmą imčiau tos kaip birkštėlės, bet aš bandau žiūrėti žmogus, kaip elgsis toliau. Bet kokie santykiai grįsti pasitikėjimu? Čia, kaip sakau, to pasitikėjimo per porą valandų ar per parą jis negali gauti iš manęs. Ir porą gali gautis per porą valandų. Bet įmanoma, viskas įmanoma. O jūs labiau norite būti pora ar labiau norite į Egiptą išvažiuoti? Aš, tai aišku, noriu surasti antrą pusę. Į Egiptą, ta prasme, bet kada galiu. Nenurašykime Egiptą, bet 300 eurų nesimėtų, karoči. Nu, Egiptą, bet kada neišlėksi irgi. Plius Liepas, kada jie čia gaus rugsėjo mėnesį, kur plius 8 Egiptą. Lėks, kur viešbūt sėdės tiesiog. Jokių nei snorkelį nieko nenorėjau. Kurva, batai prilimpa prie asfalto. Seniai žiemą buvau, blėt, plus 30 pisa, karočią sausio vidury. Į Egiptą, ta prasme, bet kada gali nusipirkti, ne? Bet, ta prasme, suras savo žmogų. Irgi bet kada gali. Bet ne tokį. Blėt, bet tas bičas už kadro senis gerai pisa čia. Bet seniai jie nepabaigi vienas kitą sakinių. Ne, tai čia kai ir mes pabaigėm vienas kitą, tai čia yra atvirkščiai variantai, kurie neleidž pabaigti vieną. Kas? Bet ir tą, ne, bet ir taip norėčiau. Viskas baigės kur. Ir nieko nepasako būtų. Čia jau nekalba finansai, čia nekalba, ta prasme, dar kažkas. Aš tų finansų turiu, blėt, man neįdomu, aš Norvegijoje gyvenu. Aš manau, kad mes būsim ta tikroji pora, kuri gali naiti ir dar toliau nebūti. Jo tavo žodžiu, dėkui jau. Sergam, tikrai, blėt, sergam. Buvo intrigų, buvo ir baimės ir visko. Gal jos dabar jau aišku mažiau yra, bet pasitikėjimas yra labai didelis išaugęs ir manau, neikusiuks. O man įdomu, dar iki dabar dar nežinas jau šito fakto, kad jinai laižys to blėt. Bet, man atrodo, vieną faktinę klaidą dar, ji nepasilaižint, pasibučiavo tiesiog, taip va, man atrodo. Atsisuk, žinau. Gal. Bet, taršme, į lūpas, tai tikrai Jo, nežinau. Bet
No tongue action, man atrodo. Gali būti, jo. Nebėra svarbu, ar ta kelionė ar ne kelionė. Takra kaip vaikų. Kaip Tysonas buvo. Ernestas mane pabučiavo. Čia buvo visiškai jo iniciatyva. Bet, tokį kampą paėmė, žinau, kur gali būti. Jeigu čia žinai, kad gal ir tu teisus, žinau. Čia jie laikos, tai tikrai... Nes jinai jaučiu norėjo pakštelta tas. Užsivertė ir jau... Man tai sakau, gal susilėtė. Ne, gerai. Palėtė. Nugalėtoja. Rokai, tu tikrai pasitikiu Austėją. Taip, pasitikiu pilnai mano Austėją. Austėją už sodybos ribų tavęs niekas nelaukia. Tai ir sakiau, ir su Meda kalbėjau. Iš mano pusės žiūrint labai negražu buvo. Rokai, ar tu tikrai pasitikiu? Dabar, tu man pasakyk, ar aš debilas ar kaip. Jinai visi kaltina tipo Ernest. Žiūrėk, ne, Ernest nėra nekalt šitą istoriją. Ne, aš irgi esu. Metų jisai girtą 20 metų prie ežerą nusivedė. Prieš 5 minutės sakė, aš prieš tojus girtos tikrai nesinaudočiau. Tai čia buvo manipulacija. Tiesiog jinai buvo lengvai sumanipuliuojama toj situacijai. Ir išgėrus. Man labai patiko jos reakcija, kai jai pasakė, tipo... Kad, tipo, sako, jis laižystis, ar ne? A ne? Žinai, sakė... Neatsimenu. Zaibys. Žinai, kas, tu esi nepažeidžiamas, jeigu tu pats... Pasakyt, neužsiparinsi, ne? Jo, matai, kad tau nelimpa, blėt, tai ir nelipdys per tavęs sniegą. Čia kaip sniego sen lipdyti prie -10, kur, blėt, paim sniegą ir išbyra vis. Jeigu neskaito, eik tu nahu, kur čia blogai, tada gal ir... Taip reikia, jinai moka dilinti su problemam gyvenime, kad labai toliais. Tavęs laukia. Abu jie nori, bet... Kas? Šeimos ribų tavęs niekas nelaukia. Ar nelaukia niekas su žibų? Yra 2 eksai mano, buvę vaikinai. Ir abu jie tavęs laukia. Abu jie nori, bet ar aš noriu, aš tai... Seni, koks tu turi beviltiškas karalius. Tu žiūrėk, tu esi seksas, po tavęs ji jau turėjo vieną bičą ir dabar su kitu ir jis dar... Blėts, gal iš mažą miestą kokį ir gal ten, tipo... Jinai yra gal to miesto dešimkė. Manau, kad nebus iš dėlė miesto, žinok, nebus jinai. Gal kokį į Kretingos pusę, man atrodo. Kai grįžt, gali Klaipėdą, noriu akis tai didelis miestas. Nes man labai nepatinka tokius dalykus prasti telefonu. Kad pasakyti, kad tikrai nieko nebus. Rokai, tu esi pasiruošęs dar 2 konkursam. Čia yra pirmas konkursas, tada tu baigsis projektas ir bus dar 2 konkursai dėl pirmos, antros, trečios vietos. Aš tam esu visiškai nusteikęs, aš jau žinau, kad kai grįšim į Klaipėdą, man reikės toliau kariauti. Tai čia jie patys turi prisiduoti vieni, kurie nori išeiti. Jo, čia Dovilė realiai, nebus? Aš manau, gali būti. Aš nesitikėjau kažko čia. Jis atrodo Kuzminsko brolis jauniausias. Trečias Kuzminskas. Ramus. Kiek metų tą pataikė. Žinau, jeigu jam politikų karjerą nepaės bratkis, ten milijonus varto, pokai jam. Bet pasirodo, galėjo. Kartais gali. Galima. Tai čia tas kažkas, tai čia yra seksas, bandymas pastoviai sukelti pavydą, bučiniai su svetimais vyrais. Geras klausimas. Čia tas kažkas čia. Aš nieko nebučiavau į lūpas. Seni, čia ir toks, Mike, sako, klausyk, to čia tas dėžė, ten seksas, dėžės valgymas, ten, aš nieko nebučiavau į lūpas. Ir ką Gerardas darė, aš alfa patinas ir karaliu. Žiūrėk, aš šitą žaidimą atėjau pasakyti, aš nieko nebučiuosiu lūpas. Visa kita goes. Gerardas rado visas lūpas, kokias galėjo, ble. Gerardas su kitu misija, tai jis su savartinu šuoblė, junkyard dogus, karaliu. Šikim kortą. O ką norėjau pasakyti, iš tikrųjų sutikau labai įdomu žmogų. Čia tai atrodo, kad bučiavo į lūpas. Ką? Ble, tai jau laižės, aš nesprant, ką nečinek iš jūs. Tikrai vaikiškai. Į tarp metų skirtumus. Pažinus jį, supratus ir mąstymą, aš labai džiaugiuosi už savo pasirinkimą. Galėjai dėti, kur dėžę valgo. Antrų žodžių. Mąstymą. Galėčiau būti savireikšmė, bet turbūt būčiau nepersilaužęs.
čia labai daug savo kompleksų perlaužiau, kas yra ir gerai, ir blogai. Labai gerai. Bet kalbant... Man atrodo, kad daug... Ne karjerai gerai, bet tau. Daugiausiai tu perlaužiai bonkių, man atrodo, kurva, ne. Ta pačia Santa, tai, nežinau, man yra čia tikrai gražiausia iš išvaizdos. Bet ir, neįsižeiskit, bet ir protingiausia. Protingiausia? Bet kadangi mes nemažai bendravom kartu, tai tą tikrai supratau. Bet kaip skirtingai kiti vertina tą protą? No offense visom likusiam, blėt, jinai man protingiausia. Bet gerai, reikia ir savo planą. Tas visų pavydų darimas kaip tik sustiprina mūsų santykius. Nu, tokie santykiai, nežinau, nepakenktų tavo kaip politiko karjerai. Jau politika po šito šou yra visiškai užrišta. Rams. Ne, žinai ką, gali būt, kad jį tėvai bandė prastuminėti politiką. Gali būt, gerai, nahui. Tiesiog daug ką išbandyti ir... Bet aš nežinau, ką tu daugiau gali išbandyti. Man visą paėmė. Jūsų sprendimas? Nežinau. Tu sakai taip? Nežinau. Aš žinau. Nuo pat, kai jam liepiau nusimti akinius. Nu kam tu taip pat? Na, aš irgi taip. Važiuojam. Labai awkwardai. Man tikrai fiziškai patinka ir labai traukia, bet neaišku, koks žmogus esu aš. Dovilė su Eimantu lieka gyventi sodyboje iki projekto pabaigos. Galės stebėti ir vertinti kitų dalyvių santykius. O dabar dalyvių laukia susimokėjo, tai reikia išnaudoti. Porų laukia gausybė užduočių. Taip pat, tai dabar čia gaunas, kad jie jau nebe mečas ir jie jau nebe pretenduoja tą kelionę, tiesiog jie chillins ir geras. Galės kitiem pagalis kaišėtis protą. Tik šį kartą bus skaičiuojami taškai ir taip reitinguojamos poros. Dėžės valgymus 3 taškai. Dušių pasipis 4 taškai. Žinai, kur dar neprasidės taškų sistema, jie pirmauja. Žinau, kad tai bus. Važiuoju. Jeigu čia būtų hot to handle, jau 0 centų būtų bagažiniai. Visą gerą. Po dėžės su jos valgymo pizda iš karto bankruotų. Poros, kurios dėl nugalėtojų titulo kovos superfinale. Visose užduotise greičiausia ar geriausiai pasižymėjusi pora gaus 5 taškus. Antroji vieta 4 taškus. Blėt, konkorį išsirinkti. Kaip saloj, žinai, eikti dabar konkorį išsirinkti. Pirmoji porų užduotis. Kiekviena pora turi kuo ilgiau prancūziškai bučiuotis. Ta pora, kuri bučiuosis ilgiausiai, gaus daugiausia taškų. Dabar šalčiu. Žiūrėk, dabar šalčiu. Tu neatsimint tokią memą, kur tėvai pasako mergaitėm, kad jūs važiuosit Disneylandą ir ta vieną atsiverkia, ir tu sėdi, karoči. Kas čia vyksta, bet? Eik, tu dar. Koks geras. Užmes tą memą, va čia, įkaitim, karoči. Eik, tu dar. Kad žmonės suprastų. Eik, tu dar. Pizda, koks geras. Čia kai sužinai, kad kontrą rašysim, blėt, o tu nieko nepasiruošęs. Gerai, kokią atmazą dabar dės šalčiutę? Aš sakau, jie sakys herpes. Ne, aš tai manau, kad gal jinai sakys, kad... Nu, tipo, ne. Nu, aš manau, jinai bus tokia, kur ne prie kamerų ten kažkas sakys. Ne, čia nesąmonė viešai. Nu, tokia, manau, bus. Ne. Bet 95%, kad nebus laižiako. Ble, jo. Net jokia. Nei sekundė. Mazinsis, kad bandys nesilaižyti. Tikrai, aš irgi žinau, aš už šitą tavo versiją. Čia prasidavusios poros bus rikiuojamos eilės tvarka nuo ilgiausio iki trumpiausio bučio. Arnelis irgi. Arnelis mėlynais kiaušiais. Mes pralaimėsim, kiek. Mes pralaimėsim, sakė, žiūrėk. Blet, taip. Blet, bet kaip tu ką tik davai interviu, žinai, šnekėjai. Dabar gerai, dabar laižykitės. Kažką arabišką musonampį. Blet, nu toks galėtų vakarą, tai pasakytų per visą vakarą, mes jis filmuosim ir kurie ilgiausia. Dabar laižykitės, blet, čia kaip Zoo Animals, karočiai, jos čia.
Nu, šiaip, viskas taip paprastai, ble, žinai, tiesiog. Dabar uždės laižytis. Gerai. Viskas. Nieko čia nelaukiam, ne. Aš jau 6 klasėje būčiau sakęs, ble, kažkaip ne cool, ble, ne cool. Uždarykite spintą, ble, ar ką nors, žinai, tipo. Nuveskite į kambariuką, ten rekordus tos laužyti laižymas. Čia dabar realiai jie visi pis, iki kol net tek sąmonės. Kur tu atsitrauks kažkur iš čia. Čia kaip šokių maratonai, žinai, kur būda 12 valandų salsa, kur. Ir per valandą 3 minutės galim nešokti, kojas masažuotis arba pavalgyti. Monika ir Arnas nesistengia. Tai kokia čia pora? 0 taškų. Nebuvo nei pirmo bučinio ir jis turbūt net nebus šiam projekte, nes aš taip neskubu. Aš taip neskubu. Gerai, Dafai net karštas man sakaračiu. Jo, viskas aišku, čia šlapis sėdžiu, guru nuo to žvengo. Nu, aišku. Pizda dieta, eik tu nahui. Kur atsikels be barzdos. Kiek aš Arnelio vietoje esu buvęs, ble. Toks, kur, nu tai vis, jau žinai, kur šviesa, jau laižas, visi, ble. Žinai, kur 8 vakarą jau laižas. Jo, kažką... Varkyšti. Čia prisirūkis, blės. Bet tai tu primeti, šiaip kaip dabar jie moko, tai visi laižos kurva, o jie dviese tokie... Ir tu tiesiog girdi, pas juos tai nėra muzonas, senė. Pas juos... 4 žmonės. Kvartetas laižiakas, ble. 4 gal mėnesius ar 5, aš nežinau, ir man dar truputėlį tas toksai trūksta gal tas šilumos. Aš negerai taip daryti, aš jam sakiau, kad galbūt dėl to man tokie flashbackai. Kokie? Kur va iš Vietnamo grįžęs? Čia yra, karočią, už... Ką jinai daro, tai sužvėjo žuvį ir dabar į pisą, blėt, variklį ir tempių. Jo. Plečių. Paršalčiūtė, negražu. Paleis, bet galėjo tiesiog bent jau buškit Aistra taip pat kabo ant plauko. Ką jie ten savo daro? Pirmoji išpirkusi yra pora. Varga. Senims, žinai. Atsikvėp. Nemok kvepuoti ir bučiuoti. Plaučiai nepatėjo. Smagu buvo, kad ir trumpas, bet iš širdies. Aš visada taip savo draugiai sakau. Ką užsakom? Sušiu gal, nenorėjau. Aš užsakysiu, žinai, aš užsakysiu. Jau atkaltę, nes... Kad ir trumpas, bet iš širdies. Tas laimėsi, nelaimėsi, aš laimėjau, nes ją apsikabinau, pasibučiavau. Pakai, morka pisa. Tos visą, jį naranda būdą, kaip jos... Viską. Iš pradžių neatrodė labai sunku, bet po pusvalandžio jau ir skaudėjo lūpas. Eik tu, Blet, atrodo, nuo motociklo nugriuvo, iš veidų čiuožė, blet, per asfaltą karą. Pusę rauko, kur man Eik, tu nahui. Tai atrodo, jinai su šunim pešėsi dėl kaulo. Aš karą negaliu. Blet, geriausias epizodas. Eik tu nahui. Kaip žinodamas. Aš dar paklausyta šios. Ilgiausias bučinys, kokį esu turėjusi. Iš pradžių neatrodė labai sunku, bet po pusvalandžio jau ir skaudėjo lūpas. Ir barzdelė truputį trukdė. Austėja. Barzdelė, sen, tai čia plaukai. Suėdė, blet. 3 taškai. Kurva. Tai jam nieko. Turbūt pakenkė. Ne, jam kažkaip lemba, netgi kaip buvo, kaip tik galvojau, lemba, nurengčiau to. Irgi, bet tu girdai, kad išrekaži, bet pradžią galvojau, kad nurengčiau. Toks, kur irgi, nu, blėt, neaštriausias peilis irgi tikrai salčiai.
Ir mano barzda buvo didžiausias kertinis taškas, kur austėje net lūpo dabar yra. Stipulus lėlikės atsiradusią. Matai ir Meda. Wow. Balandėliai bučiavusi net valandą ir 7 minutės. 4 taškai keliauja jum. Valanda! Per visą gyvenimą sudėjus jau tiek nesilaižiau. Blet, tikiuos, kad nežies manęs irgi nesakys, mes tad mažai bučiuoji. Kur ir taip jau, mažai mane bučiuoji. Valanda 7, man dar, valanda. Mes rašinėjom dabar kažkur tiek, tai jeigu visą laiką prasilaižė. Jie turėjo visą valandą sėdėti. Senis susidėjo valandą, tiesiog žiūri žmonės. O laimėtojais tapo Gerardas ir Santa. Į savo sąskaitą iškovoja visus 5 taškus. Jie buvo tas lūpdažis toks, kuris nubirėjo ir... Ai, va, čia apie šitą lūpdažį. Tada tokie gabaliukai vaikščia burnoj. Ir mes tengiamės. Sen jisai kalba apie lūpdažį ir gabaliukus, kuris laižė neplauta pizdą pusę valandos. Bet jis blaivus dabar, žinai, išbiškį. Nu jo, dabar išsilyg. Kuo mažiau bučiuotis aistringai, tiesiog tokį patį veiksmą kartoti daug kartų. Bet šiaip buvo taip... Vis dar primenu, kad čia dėl kelionės į Egiptą kurva valandą laiko. Žiūrėjom. Siemkas gliauda. Nors Monika ir Arnas nusprendė, kad yra pora verta finalo, jiedu neįveikė ne pirmojo išbandymo. Pažiūrim, vakaras, vakare veiksmo būna. Dalyvių laukia dar vienas vakaras. Šį kartą visi pasiners į tikras pižamų vakarėlių linksmybės. Naudokite drabužius esančius dėžėje, joje rasti ir veido kaukę bei agurką. Agurkas skirtas atgaivinti akims, na, bet galite ieškoti ir kitų panaudojimo būdų. Postscriptum. Labiausiai išins parklubdė. Jis ir labiausiai. Ernis ir labiausiai aštuntoką sielą, kur... Po punchline'ais. Na, geras buvo. Surinkusi porą per bučinio užduotį. Taip, Gerardai ir Santa, VIP kambarys jūsų pižamų vakarą pradedame. Poza pavaizduota kortelėje ir kuo greičiau susprogdinti. Žinai, kur man tie buliai, kur įmetis eurą ir lipė, kur... Ketvirtą greičiau. Turės pajusti kas davė čia kūnų harmoniją. Ai, tipo, sekso kortas. Tai reikia atkartoti pozą, pavaizduota kortelėje ir kuo greičiau susprogdinti balioną. Jis buvo palinkis. Ne, taip, labai. Dabar žiūrėk. Nu, turėsim ar ne? Aš stengiuosi svaidų, buvo labai smagu. Nu, intimu, bet smagu, nes tu balioną. Nes nieko nereikėjo daryti. Jau jai nebepatogu. Kaip greit narnelis baigė, ble. Žiūrės čia mano. Kas čia? Aš įsivaizduoju, taip ir pisas, žinok. Sakai? Kur? Romantikas 0, blėt. Draskyt kurva greitai miegot. Tai ką aš tai galiu pasakyti, prasme, dauguma porų, jeigu daro lovų santykius, tai daro vienas kažkuris, o pas mūsų, jeigu lovo santykiai būtų, tai abudu darytų kažką. Pagal jį, taip, jeigu pisi 9% Lietuvos porų tiesiog vyras pisi moterį. Jo. Ir Stan norėjo pasakyti, kad jo antrą pusę netokį. Jinai pat irgi pisasi. Blet, sen, kokis turėjęs karčių patirčių, aiškiai. Iškovoja 5, o vienas taškelis Egidijai ir Ernestui. Pasitenkite, juk vis dar galite taškų. Nu, iš pasakai, mes dviesi pisume šiame, nes matai, šitą užduotį pažiūrėjom teatrališkai. Mes čia nenorėjom kažką pošlo daryti, aš galvoju, gal davai, suvaidinam. Vieną tašką gal. Tai man mažiausiai taškų. Greičiau reikia. Ai, čia pagal laiką, jau čia, jisai čia įsipisnėjo. Tobulo mačo sodyboje verda ne tik meilė, bet ir Egida čia. Šį kartą dramų centre Egidija, kurią esą vilioja Eimantas. Šis na, kurva žiūriu, bijau, kad iškris tos pizdos, nes čia iškrenta tos pizdos. Ir toks nežiūri... Sakiau, blėt, 3 kartai. Ką aš sakiau, blėt? Natūralu. Nežinau, ką aš dariau. Bet supranti, ką aš vakar... Jūs, ta prasme... Bet mergas kokis, kurva, yra. Jau
vien mergas kelia pavydą scenas ir tada žiūri, kaip čia kas reaguos, kas čia su ko pizdins. Bet čia klausimas, ar čia kurva dėl to, šiaip alką jaučiu, pripisa, sutik su manim, kad pana girta, kitas yra gyvūnas visiškai. Visiškai, kita karalystė gyvūnas. Visiškai, absoliučiai, ta prasme, girta pana yra pizda. Bet dėl tos tikrai yra pizdinis, bahūrai. Jo, tikrai. 100%. Ten panevižiu, aš irgi žinau, kad turi vaiką, nežino, kas tėvas, tai gal gyvena pas kitą vyrą tas vaikas, nes neaišku, ar jis tėvas ar ne, bet jis tiesiog paėmė, nes būtų atidarė vaiknamį. Jo, seniai, aš patikėk, kiek aš žinau, kiek man parašo, blėtai. Na, žinau. Jo, tai ten jinai panevižiai pajudėjęs ir tau kraštėt. Panevižys linksmiausias visas laikis. Bet jie čia kažkaip pagal gyvenamas vietas susibondino. Tai klaipėdiečiai, ne, panevižiečiai para yra. Ką pasakiau? Teisingai pasakiau? Teisingai. Matas, ką pasakė irgi. Teisingai pasakė? Teisingai. Gerardas labai mėgsta išgeris moralizuoti vis. Galima išrožinti, bet. Nu taip. Ir tu dabar supratai, apie ką kalba. Ėjo iš tikrųjų ir viskas. Nu seniai, toks žmogus. Jis žinai, kom naudojas. Žinai, kas nepasikeitė jaunimo bazaras nuo mano laikų. Nelabai, nežinau. Taip ir buvo, žiūrėjai, dabar atėjo, ką tu, pavyzdžiui, pasakėjai, ne? Tu pasakai vieną, ką padarė, kitą padarė, karočiui. Nu ir viskas, ble, ir aš tu nieko nenoriu sakyti. Bet čia, ble, ir žinai, aplink kažką, aš tu nieko nenoriu sakyti, bet pats supranti, durnas, ir tas nieko nesuprantu. Jo, aš suprantu. Jo, žinau, man yra vis, nebešnekam. Pasakiau ir nebešnekam, viskas. Ir po 5 minučių vėl, jau ragais susitikti. Nu kurva, tai iš ir vis, ir pamirš. Blet, ir vis. Bet... Mogu. Tai aš apie įmantą jau čia reis iš kartą, žinok, jau ne. Aš turiu lygiai tokią pat nuomonę, kad jis labai negražiai elgiasi. Jis nori išsinešti kažką. Tai dėl to jis bando griebtis paskutinę šiaudą. Nu, blėt, man įdomu, kas čia bus. Sėdi tiesiog bič šneks su pana, žinai, taip, nieko kol kas nepadarė. O tie kurva? Aš esu buvęs nenori tokia situacija, kur sėdi šneks su pana. Tai čia aš kažką reiškia. Nebent gal buvo backgroundas, ko mes nematėm ir jau, žinai, jie ten susipyko, nu, tipo, bet iš to, kad tiesiog sėdi ir šnekas, tai čia vapšė nulis. Aš manau, kad šitam realybės šou aš žaidžiu atviriausiam kortom iš visų. Visi kažką suka, kažką daro. Tas pats tai Gerardas, dėl ko vakar. Mes su juo visą dieną kaip draugai, tik kaip tipo, kaip draugeliai, mes su manim šneka. Bet gerai, sen, žiūrėk, pagalvok iš tos pusės, blėt. Atvar toks Gerardas, ne? Sen visą vasarą sėdi, tau duodu valgyt, blėt, jų čikeno, gert, karočių ir kiekvieną vakarą turi mergą savo. Ir iš tos pusės, jo, žiūrint... Fingerin, tulikė, dėžis valgyt. Sen, svajonė vasarą, ble. Iš tos pusės žiūrint, žinai, bet čia iš pavydo žvengiam. Tik čia... Mes komentuojam, nes mes jums pavydim, ble. O ne dėl to, kad heitinam. Tai atsimkit Zajavus vis. Nuo Bendžiaus, ble. Jis tiesiog pavydė. Egidija. Jis jums pavydė, ble. Čia jokia heita nėra, baigti. Jo, Gurmandelis vėl sako, viens gyveni, ne, su draugė. Tai va dabar ir turim, kur liūdim. Mateikas buvo. Šiandien jis pats net negali ateiti manęs atsiprašyti. Neatsiprašau, nes nėra ko atsiprašyti. Tik atsiprašau realiai dėl per daug keiksmažodžių. Nu, bet tu irgi žinai... Tada ir aš turėčiau atsiprašyti. Tikrai publikas. Aš suprantu, kad jis yra berniukas, kuris nesusitvarko su savo jausmais. Čia apie Gerardą jie dabar, ne? Ir aš asmeniškai už jo jausmus nesu atsakingas. Čia ne mano našta. Galiausiai tau patiktų, sakykime mane, jeigu tu sėdi už nugaros, ne, ir tavo, sakykim, ta įsirinkta panelė taip pat ilgia su kitu bakūru. Taip, bet man nepatiktų, bet čia ne mano problema. Ir jeigu jis kažkur pasijuto už manęs... Man nepatiktų, bet čia ne mano problema? Nežinau, ką tai net reiškia. Aš nesaks keistas sakinį. Man, pavyzdžiui, nepatiktų, bet ne man po. Man nepatinka, bet čia ne... Man neskanu, bet ne mano problema. Tavo, kurva, kaip ir... Nes tau nepatinka. Nu, blėt, kaip čia ne tavo emocijos, jo. Kaip čia ne tavo problemų, blėt. Egidija akivaizdu nėra užtikrinta savo jausmais. Tik problema ta, kad ne Eimantas, o Egidija vilioja vaikiną. Tik kad visai be atsako. Ta situacija tokia komplikuota, kad aš visiems pasakiau, kad taip turėjau pasirinkti, bet pasirinkau kitokį variantą. Pasirinkau blogai. Dėl to, kad nesijauti laiminga. Tiesiog, nes, žinai, kai atėjai tu... Blet, Ernestų, kai bus kalbas toks, kur... Į saulę, jau į saulę įpisai. Bet tai čia gal ir stumdysi šiandien tais ragais. Nes nukurva... Širdis, kaip ir sakė, mane rinktis. Sen, mažiau, kiek eik daugiau su moteriam. Sėdi, atrodo, 20 pešų. Todėl ir jis pradėjo
apkabinėtis. Aš sakiau nuo pačių pradžių, jinai ne man skonė. Jeigu būtų, pavyzdžiui, tas pats kaip mes dabar su tavim ir jinai būtų mane pasirinkus, būtų taip pat kaip po mums pasibaigė. Nu, man jinai ne. Blei, duot, baby nukirs po 5 minučių laižys. Ne, sen, kai verkia merga, tada po 5 minučių laižys. Niekad nebuvo išdaždu, kai susodė kažkurį verkti, tu žinai, kad per pusvalandį fingeriams. Nes yra pažeidžiamiausia stadija ir tai reikia vienas, kad priežiūrim. Žinai, tai vis tikrai neverta. Aš suprantu, tai jo, žinai ką. Bet man tai pasakė, aš noriu jam nais nupysna. Nepys, nedaryk nesąmonę. Gerai, gerai, ne. Negal nedarom. Vat emocinis roller coasteris. Ble, bet Ernis jau verkia. Jinai tau taip pasakė? Ką? Jinai tau taip pasakė? Mane kas nustebino šiandien. Kiek tu galvoji šitą realybę šou temptum, jeigu įmestų tave? Jeigu tipo taip atvaryt. Jo, jeigu savo malonumai mergos susirasti. Tada arba visus baisiai pyzdavotum tiesiog ir būtum tas, kurio to įsisinekęs, žinai, per telksį kažkaip per duhas. Arba pirmą dieną piš. Ne, jeigu būtų gera merga, nudėčiau. Ir tada visą gerą, atsikelimai tavs nebėra jau. Tai jau sudarai intervą iš savo hobį, iš šito surroundingo. Ne, blėt, nu aš tai, nu tarsi mes sveikų protų, tu išbūtum ten sveikų. Nu tarsi va dabar su šitais dalyviais tave įmeta šiaip be babkių be nieko. Matai, aš negalėčiau gerti kiekvieną dieną. Aš galiu gerti, nu, tarkim, dieną ir tada 4-5 turi praeiti. Nes man, blėt, rūkštis pradeda. Aš antrą dieną, aš, pavyzdžiui, jeigu aš išgeriu, aš nebeužsikuriu. Man tas alkoholis tik tai gliučina kažkaip, nervina, žinai. Praėjom 3-4 dieną, tai aš tiesiog blaivas, aš nežinau, ką aš daryčiau, kol jie čia vis aikus rūko ir... Nu jo, realiai, blėt, jau galėtų man sofkės ir viskas. Jo, netemčia, aš irgi daug. Tipo, Ernestas yra toks, kur, tipo, jis bandė tiesiog viską, kad išlikt, jisai išliko ir, vat, pavyzdžiui, šiandien mes su juo kalbėjom ir aš nuoširdžiai jo visiems mačiau ašaras. Drama tarp Egidos ir... Ne, tai Egidas supranta, kad Ernestas jau nebūnėjęs. Buvo labai keista. Ernestas verkia, kai jisai atrodo... Ernestas verkia. Ble, seniai, man joks, kad man biškio gaila bus, jeigu jinai dabar į čia skipins, tai man čia pizda bus. Aš ne žmogus, taigi tikrai pasikabins. Žinai, kas Ernestas yra? Jisai per... kaip pasakyti, per daug natūralios dūšės yra ir jis labai užsimeta, kad jam viskas pohui, bet jam viskas per daug. Ir jeigu jam merga patinka, jis per daug rodo, kad jam patinka. Taip. Jeigu jis vieną dieną pabuvo viskas, mes iki galo eisim. Nėra to filtro irgi nepasveria. Jis dar turi tą tokį vaikišką naivumą, kažkokį šnekėjimą, kur aš pirmas pasakysiu, kad myliu. Iškart pasakysiu, kad myliu. Kad žinotų, kaip aš jaučiuosi. Ir atrodo, žmogus su tokiu metu turėtų žinot, kad nereikia emocijom eiti priekį, žinai, taip, turi biškai kaip vyrus užsidėti kažkokį filtrą, žinai, kaip tu jauties ir ką tu šneki. Tai aš manau, jis gyvenime ir nudegis, bet galvoju, kad ne, aš vis tiek būsiu toks, koks esu. Bet... Nereikėtų šiaip ne visada reikia. Ne visada reikia būti savim, seniai. Ne visada reikia būti savim. Šiaip tikrai. Taip, padariau blogą sprendimą, kaip ir Eimantus šnekėjau dabar, sako taip. Ir mažiau dead jokes reiktų šaudyti, nes šitas labiausiai išneša. Bet galvoju, žinai, ir sakau, va, taip, va, smegenis, širdis man liepia pasirinkti Eimantą. Taip, aš norėjau pasakyti tą, kad man patiko ne Ernestas, o Eimantas. Šiaip paburžą. Eimantas. Bet mažiau vaidybos yra pas tą, kur vardą nenoriu minėti, ne pas tėvą, pas kitą. Ne pas tėvą, pas Eimantą. Nu dabar, blėt, pareina. Na bent trumpam, nutraukė netikėtą ir aš bijočiau, pavyzdžiui, dabar, blėt, sėdit, aš pradedu, tarkim, panai patikti, blėt, ir vienas sėdi visą laiką rūkų. Ir turi visą laiką žiūrėti iš numeras tau nesakė. Ir dar tu tikrai matai, kad jis nėra, nu, tipo, belė koks bjaurus bernas ir nu, kad yra konkurentas realus tavo, žinai. Arnas, man atrodo, smagrą prasipis. Blet, vat, seni,
čia, kai manęs klausia, kuris aš būčiau, aš matau, kad aš Arnas. Visom prasmėm. Nuo mergos šešinė. Ir iš pradžių galvoju, aš tas Ernestas būčiau, nes pradžių galvoju, ble, o su tatuiruoti biti toliausiai nuo jo, ble. Aš būčiau tas, kur, ble, kažkas ten pas, kažkas laižas, aš slieka dar, ble. Ir susipis makro ir tada, ble, bandau gailesčio taškų kažkokių gauti. Eikti, na. Viso čia vas aš, ble. Ne, bet jis čia. Jo. Ant kilimo, ant plytelio, ant kilimo, ble. Gabalas mėsos atšoko nuo. Tai tikrai, ten atrodo, kad iškas tavas nebuvo. Ai. Pokai ramus, da. Žinai, aš šalčiu tals kaltė. Aš galvoju, kad čia nereikia kažkur važiuoti jokį ligoninę, tiesiog. Va čia ir kaip neduoti bernui net pasilaižyt, ble. Va tada prasideda. Monika čia labai stresavo, pergyveno ir sakė, kad čia labai rimtai reikia važiuoti. Neatrodo, kad labai čia stresuoja. Jie juoks jam. Kol Arnas ligoninėje, tobulo mačo sodyboje tęsiasi dramos. Net jeigu ten ir tu būtų mane pasirinkusi. Ernestas. Arnelis ligoninė? Arnelis ligoninė? Aš reidžinau visą laiką, ble, aš neturėjau rūpintis. Kas man vakar buvo? Arnelis istorija kažkaip. Nepyk, bet... Ne, bet vertin gal išvaizdą dar. Ne, išvaizdą. Aš vas tokiam panom ir gerdavau, sen. Čia Panevėžio panos. Tu prasme, čia karatė ir šešias tokias ir vieną tokį outsiderę, žinai, tipo. Va čia mano visų, ble, paauglystė buvo. Pagerimai. Net, ble, tai pats, kurva, duhs esi, kad iš mergos, net katerį pats tu duhs paliksi, naktį, lindi prie naktį, čia iš vis kažką sakė, dabar Sandrėlį laksti, nes... Iš mergos, čia merga viskas, bet gerai. Patirtis, kur sako tau, kaip kas yra. Tai reiškia, tau toks nepasitikimas, ar ne? Sustato į vietas, ble. Aš nepasitikiu savim. Jis pasakoja, kad, na, ten jos asmeniniai reikalai, problemos... Ne, tai čia man apisalas ir tai žinai. Žinai, kur net man jau galit nebeskeikti. Kaip įmanoma labiau neįžeidžiant žmogaus pasakyti, kad... Tai žodžiai, jisai čia bando numulinti, kad ne. O ką jam daryti toks žaidimas? Jo. Tačiau Ernestas situacijos nesuprato. Vyriškis mano, kad Eimantas rodo jausmus Egidijai. Jis da verda, jisai kur. Aš? Žertva? Galimai. Ir senė, tau nebus gerai. Aš tau atsiųsiu adresą. Gerai? Tu net neįsivaizduoji, kas aš toks, ta prasme, tu biškai rink žodžius. Tu rinksi grybus. Grybus? Anglijoje negalima rinkti grybų. Kodėl? Ir galiu pasakyti. Ir tu negirdi nieko. Tu suka žertų. Persiek jo, kurva ta. Čia apie man šneka? Net negalvos. Čia aš prie ko... Tie jau realiai tuoj su peiliais. Blet, she having time of her life, kad aš... Pysi, verna pa. Tu, blet, eik pas savo mamą. Eik pas savo. Aš nenoriu šokti, bet man reikia šokti. Jei tikrai dabar reikia šokti, nes jeigu atsisės, bus prijungti, patrikat. Abidna Ernestukui. Tikrai skauda. Ir dar ant alkoholio šitą priim, kur merga čia stain, blėt, iš burnos tavo fucking... Valgėt, jo. Ir po dienos... Jau tu supranti, it's not them, it's you. Jau supranti. Ne, šiaip tu įsėt. Gaila man biški jo, nes žinant dar tą jo būseną, kad jis taip kurva, viską žmogui kitaip vertina, tai jam turėtų būti tikrai sunku čia. Tiesiog. Nekalbėsiu, nedarysiu, viskas. Bet va blaivs, adekvačiai. Pakankamai. Egidija vilties nepraranda. Mažiausiai, ką jam praranda, tai vilti. Tuo tarpu Arnas grįžo iš ligoninės. Iki vestuvių užgis. Žodžiu, Šalčiūtė nori būti vis dar tipo, visų ideali moterį, kur visada prieina, bet jeigu žino, kad pasilaižys, nebepatiks, žinai. Jo, man tai Monika yra tokia, kur tipo, visi straight bičiai atrodo, kad gėjai su ja, kai būna kartu. Tipo, jinai taip, jinai padaro. Barzdas. Jo, kad visi gėjai tam pasai būtų, nes bet susivo, labai laimingai, sakė, viskas gerai, greičiausiai bus, nebus didelio rando, nelabai matomai vietai, vis laik atsims mane. Nu.
Arno sveikata akivaizdu niekam nemotais. Ernestas užsivedęs lieja nuoskaudas dėl Egidijos, visi verkia. Jau žinai, kada pasikūrės jau kai rankos kišenį ir kietai vaikšto, jau žinai, kad gerai nebus kurva jau. Jau. Nereikėjo. Jau kaip pečiai kurva atmesti rankos kišenėse. Isterikuoja, kaip ir nieko naujo. Senas tai turi, nenori matyti. Ačiū tau. Nes aš tada šiandien, žinau, mikrofoną padėjau ir išeinu. Tam žinai, kad aš geriau tave Peterį visų pirma prisisek, blėt. Žinai, kas yra, aš tave geriau Peterį. Ir tas nepasiduodusi. Jie visiškai vienodi, žiūrėk, vienodų dydžio svorio. Dvi pandas, kai muštas. Heavy weight, UFC, tas finalinio kortą jau. Jeigu tam kepurė nupistų, tam jie būtų tik tai su keliam nesprašiu, kuris kur. Iš tos kokybės, iš visko nieko nesigaudė. Jo, drąsiai. Ką mes veiksim? Ką mes veiksim? Nenoriu. Laižysi šiknas visiems. Tu bus vienas iš jų? Palauk, tu girdėjai, sako, tu laižysi šiknas visiems. Ir sako, tu būsi vienas iš jų. Tai tipas paklausė, ar jisai laižysi jam šikną? Čia buvo grasinimas. Tu laižysi šiknas visiems. Ir jisai įsitikino, ar tu čia tikrai grasini, ar kas čia vyksta. Ir jis sakė, jo, man laižysi šikną, tu įsitikino, kad čia tikrai buvo grasinimas. Dabar kamuolys šitą furistą pusę. Dabar jis turi atmušinėti, žinai. Bet jie ne vienas nenori mušti. Ne. Matsi. Jie būtinai susipizdinė, sekundžių reikalas. Skaudinės dėl to, kad tavo bobų pirmanis limpo, ne prie tavęs. Ne, aš ne dėl to skaudinės. Dėl to, exactly, dėl to, Ernestai. Kalbės dėl ko daugiau, blėt. Yra tokių sūgų kaip tu, blėt. Sene, tu tai nevaidini, bet man parvai ir užsidėk uodegą dar. Nežinai, kas yra uodega, tai tau bus. Sene. Kas yra? Ko tu prie manęs prisipisi, blėt? Kas yra? Ko tu prie manęs prisipisi? Kas yra? Ko tu prie manęs prisipisi? Nežinai, kas yra? Nebūk eilį. Čia kai kurva briedžiai jau poruotis turi, blėt. Kas yra, sako, surėmė. Nes kaip vienas iš jų, kuris prie manęs prisipisa dėl to, kad kurva pats nesudvėlė su savo problemų. Kas yra? Tu guli? Ką? Tu gal tu įsimego, gerai? Tai aš ir įsimegos. Gerai, ir daleiva. Gerai, seniai, nugulti. Kas tau yra dabar? Ta tai kaip šmėžiškai. Aš nesupratau. Verkia, ar ne? Eik tu na. Čia buvo, va taip, kai galvoju, parodysiu Bobai, kad dėl jos verkia ir galvoju, čia yra Hail Mary, žinai, tipo, gal dar kažkaip pasikeis kažkas, va, ir Bobo reakcija, seniai, kai tu dėl jos verkia. Bet taip turi būti, seniai, neturi vyrt. Ne šalikai juk esam, blėt. Gal galim neapsiverkti, ką, dėl moterų. Galim kažkokią, blėt, parodyti. Stabilumą. Tai vazai, bija. Ką tu šneki, blėt, iš savo burnos šūdai drimbo, blėt. O tai, va, nesupratai. Tai negi nieks kurva niekam ir nieko. Po isterijų visada ateina atsiprašymo metas. Tik šį kartą jis lydimas vyriškų ašarų. Verkia. Tikrai verkia. Aš tikrai atsiprašau, kad aš to taip pasakysiu. Jisai atsiprašinėja. Jisai jos atsiprašinėja. Bliat, ir dar galvoja atleisti, žinai. Jisai jos atsiprašo ir prašo atleidimą, kur jinai realiai. Aš atsiprašau, bliat, gal per daug kažką biškisiai, nu viskas, danzau, bliat, jinai visų pirma, jinai turėtų atsiprašyti. Nesakau, kad jin jau yra tavo, bet ta prasme telktis, nu negali, pana, taip, žinai, kur taip. Visiems bazarint, kad nenorėjo pasirinkti. Jo, tu turi, visų pirma, tu turi. Jeigu tu nori išeiti iš tos situacijos, ar nes tu nori pasakyti, bič, taigi pašnekėk, žiūrėk, pas mus ne, blėt, pirmą dieną susivaibinom, bet po to kažkaip, ne taip, jo. Pirmos dienos gal alkoholis buvo, gal kažką, man jisai labiau patinka. Tai jinai visiems, blėt, išpasaka, kad jis jai nepatinka, tada lindo prie to, vaidino, kad nemato, kas vyksta ir dabar atsiprašymą išklauso, karočią. Jisai sureagavo, tu prasme, jis normaliai sureagavo. Jisai pasakė, kad tas furistas jam nepatinka ir viskas, blėt, neįsėm tam
Nu, ten pagrasina, bet ten tie grasinimai tokie, žinai. Šitą rankšluošį apsimėtė. Šikną valgys. Šikną valgys ir apsimėtė rankšluošis. Neadekvačiai ir tikrai, kad aš čia rodžiau kažkokias scenas, nu taip negalėjau. Jis vis dar tikisi, kad jinai grįž pas jį. Nes jis neatsiprašinėtų, jeigu jis galvotų, kad viskas jau baigtų. Nes jeigu tu žinai, kad viskas baigtų, tai jau viskas jau pohui. Bet vis iki vieno, bernai, blėt, dažnai realiai visi jau praėjo, kad visi ateina atsiprašyti mergų, nors mergos kažką priveikia, blėt. Kaip čia veikia tas sistemas? Nes išmanipuliuot moka. Kaip kurie žmonės, nu. Tikrai dėl šitą atsiprašau, bet... Bet prisipažink, nesąmonės darai. Nė vieno žodžio netikiu. Aš galvoju, tikrai vakar tikrai galvoju, kad veikia. Eik, blėt, šitas kranai. Aš tikrai šoku prie jo, aš nebučiavau jo. Antiau šokai. Bet aš nebučiavau jo, apie ką aš negalvoju. Atrodo, olimpinių žaidynų atidarimus mėgsta. Ir vieną iš tų 6,000 korėjiečių, blėt. Tu matai, žinai, kai tu matai dabar slaptus pokalbius viską, tu matai, kaip žmonės bendrauja. Jo, išriši čia žiauriai greitas galus, nesnašas. Man kažką, žinai, o ne jam. Nu tai pasakyk tu jam, sakyk, žiūrėk, nebepatinka. Viskas, tik tai daugiau žodžių. Na, špysk, kas tu manęs toks tėvus, blėt. Žinai, pažiūrėk, taip ir bus, korona. Dalykų. Ai, na, pritrūko argumentų, atsistoja iš čia. Rimtai. Na, darbyso, blėt, eik, na. Rimtai. Gyvenimas tobulo mačo sodyboje tęsiasi. O ko furistas Panevežys, Panevežys čia buvo. Klumpantis netikėtumai. Ar dalyviai išlaikys visus jiems duotus išbandymus? Eik, na, kas man toks yra? Žindanais, bet ne, dabar garantuojamai sėdi, bet ne. Ką to įvėda tam apie jį? Kitoje laidoje matysite. Nu ką? Super, zaibys, geras epizodas buvo. Ačiū tau labai. Dėkui, kad priėmei. Aš pats pasiprašiau, galiu pasakyti, ne Deividas, sėdėjom su draugeliu Tenerifei, įsijungė. Nes aš buvau nežiūrėjęs pirmo epizodą ir mano pažįstamas sako, įsijungiam, pažiūrėsim, tipo, žinai. Galvoju, YouTube įsidėjom, galvoju, reikia parašyti Benžiai. Tai zaibys, smagu, kad priėmei, smagu buvo pakomentuoti, ne? Aš sakau, šiandien tai epizodas buvo ir dar pataikėm į tokį gerą epizodą, šiandien šiaip pizna bomba, aš tai kiaurai šlapis nugrašau. Aš su megstiniu vis permerkis. Cool. Tai gerai, tu pasidarysi intro, ne? Aš išleidžiu mantelį, pabūkit. Tai viskas, išleidėjau mantelį, blemba, hebra, šlapės esu, nugara visa šlapė. Senai tiek žvengiau, tikrai senai tiek žvengiau. Manau, kad daug buvo kalbėjimo, daug gal ir ant viršaus užkalbėjom, bet buvo žiauriai juokinga, tai dar kartą ačiū manteliui. Ačiū, kad parašė žinutę, kad atvarė, kad galėjom kartu pakomentuoti ir pažvengti. Tikrai, kaip ir man tas pati šiandien sako, dviesi sako, jaučiu fainiau, dviesi sako smagiau, nes tiesiog dar, idėjų pasimėti tarpusavį kažkokio pakomentavimų, tai dviesi tikrai smagu tai daryti. Tai buvo faina patirtis, kartu su Mantu turėjom gerą laiką, tikiuosi, kad ir jūs turėjot gerą laiką. Man pakaušį čia skauda tą kraujagyslę, ar kas yra, nežinau, užspaudžia, kai daug žvengiu, tai dar vis skauda. Tai jeigu patiko šitas epizodas ir pažiūrėti iki galo, nepamirškit paspausti laiką, subscribe ir parašyti komentarą, o mes pasimatysim po savaitės kitame epizode. Iki.